Sveiki visi, kurie prisijungėte į prasmingą pusvalandį sau. Tokia mūsų tradicinė rubrika, kur kalbinam skirtingas viešnes, žmonės, kurie susiję su mūsų emocinė arba fizinė sveikata. Ir kiekvienas dalinasi žmogus savo patirtimi, atrastais metodais ir aišku, sėkmės istorijom. Ir šiandien mes turim viešnią Renatą. Tai, mieloji Renata, prisistatyk, iš kur tu esi, ką tu veiki, kuo tavo būdas ar metodas padeda žmonėms jaustis ir gyventi šiais laikais geriau. Sveiki, sveiki visi, sveika Kristina. Tai aš esu Renata. Mano puslapis yra www.renatapurkinaitė.lt arba Facebook'e hipnoterapija emocijų paleidimas. Tai jau kažkur 10 metų vedu emocijų paleidimo sesijas, hipnoterapiją, mandalų taškavimą, kvėpavimo pratimus, ošo dinaminės meditacijas ir kitas meditacijas. Taip pat esu architektė. Nes pamatus reikia tvirtus daryti ne tik namams, bet ir vidiniam stuburui. Tai ko mūsų nemokina nuo vaikystės, kaip jausti emocijas, ar ne? Būdavo kažkas supyksta ir sako, baig, arba duodavo saldainį, ar ne? Neleisdavo tai energijai išeiti iš mūsų. Tai labai labai dažnai susiduriu su žmonėmis, matau sankaupas užstrigusių emocijų, kurios sėdi kūne. Tai per emocijų paleidimą, per hipnoterapiją, per kūno išpurtimą, iškratymą, įvairias meditacijas mes po truputį tas energijas atpalaiduojam ir tada kūnas patampa laisvesnis, lengvesnis, net juda žmogus plastiškiau. Tarkim, būna žmonės ateina į dinaminės meditacijas ir iš pat pradžių, jie nepajuda, reikia tokio judesio, kratymas ir panašiai. Ir žmogus taip kaip stulpas, ar ne? Jis nepajuda. Bet matau, kaip praktikos stipriai veikia, taikant visus tos metodus, kiek žmogaus kūnas išlaisvėja ir jau po kelių sesijų jis patampa toks plastiškas, energingas, grįžta energija, nes žmogus kartais sako, aš neturiu energijos, ar ne? Tai todėl, kad tos visos susikaupusios energijos mūsų kūne neleidžia pilnai funkcionuoti. Labai įdomią tokią temą palėtė ir man net pačiai smalsu. Vat sakai, kad yra tos sankaupos ar ne, emocijų ir ten kūnas sustingęs. Vat gal net klausytojams būtų įdomu ir save pasitikrinti, ar ne? Visi čia kažkas kažkokius būdus atranda, ar ten sportuoja, ar ten medituoja, ne? Kaip pasižiūrėti, ar pas mane yra ten tų prikaupta kažkokių emocijų, užspaustų dalykų. Iš ko tu, vat, kaip jau savo srities ekspertė, pamatai žmogų arba ateina pas tave ir tu matai, kad ten jau visko prisikaupė nuo senų senovės. Kokie yra, nežinau, požymiai? Pirmieji požymiai, tai žmogus nesišypso. Nesišypso ir jam tiesiog arba spaudžia kūną, arba nežino, ką daryti, kaip daryti ir tiesiog pasimetęs savo kelyje. Nepatogu net Arba šypsotis, ar ne kažkaip, ta prasme, nėra įpratęs žmogus, ar kažkaip natūraliai tai nemoka daryti, ar kaip čia? natūraliai nebejaučia džiaugsmo, vat kažkas tai stringa, kažkas kliūna. Labai dažnai būna dar per emocijų paleidimą prieinam prie programų, ar ne? Mhm. Tarkim, kažkokia yra programa, vat, kad jis gyvenimą mato taip ir ne kitaip, ar ne? Ir mes tą programą irgi bandom visaip kaip pakeisti. Ir kad žmogui grįžtų tas natūralus gyvenimo džiaugsmas, tai pagrindinis dalykas gyvenimo džiaugsmo nebuvimas. Toksai arba nežinojimas, ką daryti, nežinau, sako, esu pasimetęs, Mhm. arba ten sako, verkiu dieną naktį, arba nemiegu. Tai labai daug požymių iš tikrųjų rodo, kad žmogus yra užspaustos emocijose, užspaustos energijos mūsų kūne. Labai įdomu. O kaip su tuo emocijų paleidimu? Nes yra tokia sklandanti ir kita versija, kad, nu, paleisti jas ar ne, kažkaip ten vos ne, aš esu girdėjusi, kadangi su tuo dirbu ir kaip žmonės supranta tą, kad, tipo, reikia jausti jas, atpažinti ar ne, išgyventi, o tas emocijų paleidimas liktai daugam asocijuojasi su tuo, kad
išstumti iš savęs kažką ten paleisti, nebejausti. Kaip tu, ar negalėtum paprastai paaiškinti žmonėm ir va tą tiesą, kas tai yra tas emocijų paleidimas, kam jis reikalingas, jeigu mes galime ir šiaip, nu, tai, nežinau, išsikalbėti su kokia drauge, ten dar kažką, kam to reikia? Išstumti nepadeda, nei vienam nepadėjo, atsikratyti irgi nepadeda. Labai dažnai žmogus, kai bando atsikratyti, netgi eina į priklausomybės, ar ne, va, dėl ko žmonės yra priklausomi nuo alkoholio, nuo cigarečių, nuo tam tikrų svaigalų, Mhm. todėl kad jie bando išstumti jas, bando užslopinti. O Mhm. čia mes mokydamams atvirkščiai išjausti, išbūti tame sunkume, kuris, kai leidžiamės jam jaustis, jis Mhm. tiesiog labai greitai pats išgaruoja. Bet pirmas dalykas yra atsiverti Mhm. tam, ko mes tikrai nesimokinam, nemokina, atsiverti tai energijai, tai emocijai, kad jinai galėtų pati išeiti. Tai pirmas dalykas susitikti su ja ir išbūti. Mhm. Supratau, tai reiškia, tu padedi kažkokiu savo vedimu, ar ne, tai emocijai žmogui sugrįžti, pajausti ir mokini tų naujų įgūdžių, tų kompetencijų, kad Tai, nepabėgti nuo to, o nebijoti ir pažinti save, ar ne, su ta emocija. tai, taip, taip, tikrai taip. Ir taikau ne vieną metodą, taikau ir eriksoninę hipnoterapiją, kas padeda labai stipriai žmogui susitvarkyti trauminės patirtis. Mhm. Tai viena sesija moksliškai įrodyta yra taip pat kaip 600 psichoterapijos sesijų. Tai Gal skaičius, truputį Renata plačiau apie šitą metodą, kaip jisai skamba, nelabai aš išgirdau. aš ją vadinu eriksoninė hipnoterapija, bet įeina daug metodų. Tai Aha. kai žmogus išgyvenęs yra kažkokią labai skaudžią patirtį, ar netektį, prievartavimus, e, bet kokius skaudžius įvykius, Mhm. ir tada su žmogum tiesiog jisai sėdi, viskas vyksta, ta prasme, va tokiam lengvam atsipalaidavime. Ir tiesiog einam į tą prisiminimą, ar ne, ir jį keičiam. Nes mūsų pasąmoniai, va tie prisiminimai sėdi ir mums gali užspausti va tas visas energijas. Tai tiesiog per tokį metodą, dabar daug reikėtų labai pasakoti apie jį, bet esmė pokalbio metu mes keičiam tą failą. Kaip kompiuterį, ar ne, yra daug failų, mes Mhm. atsidarom failą ir mes jį koreguojam, nes mūsų pasąmonėje viskas yra vaizdinių pavydalu ir Mhm. mes tos vaizdinius keičiam, koreguojam. Tai nu, aš kiek esu mačius klienčių, tai klientų, tai būna taip, kad žmogus ateina su trauminė patirtim, jisai verkia, bet mes tik prisiliečiam prie tos trauminės patirties, Mhm. praeinam seansą ir po to paklausus, o kaip tau ta trauminė patirtis, jis juokiasi. Ta prasme, tai per vieną sesiją įmanoma vieną, dvi, tris traumas iškrapštyti iki to, kad žmogus sėdi juokiasi ir sako, manęs tai nebeliečia. Mhm. O jeigu būna taip, kad žmogus negali identifikuoti tos trauminės patirties konkrečiai, nes smegenys mus irgi gina nuo to, kas buvo Taip, labai skaudu vaikystėje ir žmogus gali sakyti, ne, ten viskas buvo puiku, ar ne, vaikystėje ir net labai normaliai, taip net būna žmonių, kurie neatsimena savo vaikystės, būtent dėl to, kad taip, smegenys mus gina. Kaip tada daryti, kad, nu, gal aš nelabai gerai čia jaučiuosi, nerimą jaučiu, nesaugumą, dar kažkokių galbūt visokių ten dalykų. Jeigu aš negaliu įvardinti konkrečios trauminės patirties, ar yra būdas kažkaip prie to taip, prieiti ir pakelti tai? taip, taip, taip. Tai žmogus dažnai, dažnai būna, kad jeigu ta trauminė patirtis buvo labai skausminga, jo Mhm. pasąmonė tarsi užslapina tą prisiminimą ir jis, pavyzdžiui, gali neprisiminti vaikystės, nes tai buvo labai sunki. Taip. Bet einant per kūno pojūčius, Mhm. tai labai greitai atsekama. Vat žmogus tuo metu vis tiek yra kažkur užspaudimas, ar ne? Ir Mhm. suradus tą išspaudimą, natūraliai kyla prisiminimas. Ir Mhm. jisai ryškėja, ryškėja, galima jį išryškinti ir Mhm. tada su juo dirbti. Arba dar yra regresinė hipnoterapija, kai Mhm. žmogus guli, su ausinukais guli, būna tokia labai labai gili atsipalaidavimo būsena, bet jinai yra tiesiog va, kaip saulytė deginantis, ar ne, va, kaip prie jūros gulimo, tokia gili atsipalaidavimo būsena. Ir tada einam per vaizdinius, pasąmonė iš karto išmeta vaizdinius, ten labai, labai lengva juos prisiminti, nes einama tiesiai į pasąmonę. Ir Mhm. tada galima ir tokiais metodais, tai va,
turiu daug metodų, jeigu vienas metodas neprieina, prieina kitas metodas, prieina trečias metodas ir visą laiką dar nebuvo man taip, kad mes neatrastumėm priežasties. Mhm. O tai kaip tu save vadini, nes tų metodų labai daug, ar ne, kaip sakyti, operuoji įvairiais instrumentais. Tai kas tu esi, Renata? Kaip save pavadinčiau, ar ne? Mhm. Nes man taip įdomu, Gal nes va, tiesiog labai skirtingi dar tie metodai, ne, yra labai tokie kaip ošo taip. dinaminės meditacijos, ar ne, va, irgi gal ne visi žino, bet tiesiog kaip tu save, va, nu kaip tavęs ieškoti, suprantu, ten Renata, žinai, pavardę įsivedi viskas, bet iš esmės kaip specialistas, kaip ekspertas, kas tu esi? Tai tokia augimo kelio vedlė. Taip. Augimo, kad išeitumėm iš visko, kas nebetarnauja ir eitumėm į augimą, į tą gyvenimą, kuris mums patinka, kuris smagus, fainas ir kuriame jaučiamėms gerai ir esam savo keli. Tai Mhm. aš dar nepaminėjau, kad aš dar dirbu su toksiškais santykiais. Turiu Mhm. labai labai daug patirties tame, tai su toksiškais narcistiniais santykiais, patologiniais narcizais ir panašiai. Tai padedu tiek moterim, tiek vyram išeiti iš toksiško ryšio ir tada pasimato, kokios programos trukdo tai padaryti, nes, tarkim, yra moterų, su kuriamis yra smurtaujama, stipriai smurtaujama, bet jos negali išeiti, nes jos turi pilną baimę. Tai mes einam per baimės, einam per kitas programas, galbūt buvo giminėjai moterų, kurios kentėjo, galbūt visi protėviai taip pat nugyvena, ar ne? Tai Mhm. padedu pamatyti, kad tai yra, tarkim, giminės programa ir kai žmogus susivokia, jam lengviau padaryti tam tikrus sprendimus. Mhm. Kad jis yra tarsi tęsinys, ar ne, kad ne viskas čia tik tai nuo jo priklauso, bet tai jau yra paveldėta, ar ne, ir jisai Tai, gali tai, tai, pasirinkti, ar tęsti tą programą, ar nutraukti ir nebeperduoti savo kitom kartom. tai, tai. Po tų programų turim tikrai daug. Tikrai Bet, iš praeitų kartų turim daug aha, programų. bet tu, Renata, palėtei, sakai, žinai, kad žmonėm irgi būtų aišku, aš vis noriu tą ekspertiškumą su tuo, ko kalbinu, kaip ir pagrysti, nes labai daug dabar yra visokių vedlių, ar ne, ir žmonėm kartais norisi, ir man pačiai norisi tokio aiškumo, iš kur žmogus žino, iš kur žmogus neturi tos patirties, gal tu gali truputėlį irgi atskleisti tą šydą, nes kaip minėjai, buvai architektė, o dabar kalbė apie visai kitą erdvę, visai nieko bendro neturinti dalyką. Tai kaip, koks tavo buvo kelias, ar ne, bet nuo tos architektūros, tokios, sakykime, apčiuopiamos iki tokio žmogaus savikūros naujos architektūros. Kaip tu tai atradai? Man tai šios rytis labai labai susijusios. Išorės architektūra ir vidaus architektūra. Mhm. Kaip net kai kurių namukus, tai vis tiek tai yra kaip žmogus ten jausis, kad žmogus turėtų poilsio zonas, darbo zonas ir panašiai. Tai architektūra yra apie išorinį pasaulį, ar ne, mūsų pasaulį, kas mūsų supa, nes supa kažkokie namai, daiktai, kad jie mus džiugintų. Tai vidinis pasaulis, va ta saviugda yra apie mūsų vidinį pasaulį, kaip mes jaučiamėm savo namuose, savo kūne, savo viduje. Tai aš šiaip kiek aš atsimenu, 13 metų pas mane buvo užrašai vien psichologiniai, filosofiniai knygos, irgi neįprastos. Vien saviugda, kaip pasąmonės galia, kaip tapti milijonieriumi, kaip pakeisti mąstymą. Tai nuo 13 metų pas mane kalnas užrašų yra tokių. Mhm. Ir šiaip aš ir dabar dar dirbu architektūrai. Ne tai, kad tai mano praeitas kelias, aš ir tai puikiai suderinu, nes man, kaip minėjau, labai labai tai dera. Mhm. Ir mano pagrindinis kelias buvo, kai aš atsimenu save, sėdžiu savo studijai, turiu savo nuosavą verslą, architektūrą, džiaugiuosi gyvenimu. Ir pasižiūriu pro langą, vieną dieną praeina žmogelis, nu, toks išgėręs gerai. Tada kitą dieną jis išeina, praeina pro langą dar labiau išgėręs, tada dar labiau išgėręs. Ir taip kiekvieną dieną atrodo, matau, kaip akyse jis nyksta. Ir pas mane atsirado tokios mintis, nu, kaip žmonės va taip va, nu, nusigyvena, kas nutinka žmogui, kad jis nepatiria to džiaugsmo, kad jis negyvena gerai, nevažinėja su nauja mašina, ar ne, kodėl negyvena gražiuose namuose. Kas tai gali, nu, kas tai įtakoja.
Ir tada pradėjau labai stipriai eiti saviugdos keliu, labai, labai daug kiekvieną dieną vos nežinios, kursai, seminarai, paskaitas. Tai buvo ne tai, kad apie mane, ar ne, vat, kas su manim negerai, o tai buvo tyrinėjimas kitų. Ir gyvenime, aišku, pritraukiau žmogų, su kuriuo patyriau labai daug skaudžių išgyvenimų. Ir nesuprasdavau niekaip, kodėl jis nesijaučia laimingas tas žmogus. Tai Mhm. kiekviena saviugda, kiekvienas domėjimasis man atskleidavo tarsi šydą, kas tai yra, kad tai vaikystės programa, kad tai išmokta iš tėvų, kad, žodžiu, pradėjau matyti žmonių kančių priežastis Mhm. labai stipriai. Tai dabar užtenka kartais tik susitikti su žmogum online arba gyvai ir aš tiesiog jau jaučiu jo praeitį, net kūne kartais pajaučiu simptomą, vat kažkur jam skauda ir man pradeda skaudėti, ar ne? Tai Mhm. labai daug jau per tą kelią ir vat kaip ypatingai labai daug susidūriau su narcistiniais, toksiškais santykiais, su patologiniais narcizais, kurie net nesuvokia, kad tokie yra. Statistiškai 100% vienas žmogus tik tai susivokia, kad jis yra narcizas. Atpažinti narcistinį žmogų yra labai be galo sunku. Man tai užtruko 12 metų. Tai gal tu gali, ne šita tema dabar labai plačiai irgi, nu, kažkaip skamba, ar ne, apie tos toksinius santykius, apie tą narcisistinį ryšį ir priklausomybę nuo jo. Tai gal tu gali truputėlį, va, irgi duoti tos naudos žmonėm, kad pasitikrintų, ar ne, ar Taip, tas taip, taip, galbūt esu, gal esu priklausomas nuo tokio žmogaus ir gyvenu su tokiu. taip, Tai kokie taip, tie požymiai? Vat, sakai, 12 metų tau užtruko. taip, taip. Nes tų žmonių, na, būtent aš pavadinsiu narcizais, galima pavadinti toksiškais ar kitaip, dar yra daug pavadinimų visokių. Tai jų yra labai labai daug žaidimo taisyklių. Jie labai moka gerai žaisti. Jie vaikystėje išmoko, kad dažniausiai iš vieno iš tėvų, kad per kažkokias manipulacijas galima gauti meilę, dėmesį ir panašiai. Taip pat išmoko paimti kitą gyvenimą, tarkim, ar ne, pasisavinti kitą gyvenimą. Tai jeigu moteris, vyras jaučiasi, kad santykiuose degraduoja, kad žlunga, kad prastai jaučiasi, kad visur kaltė vyrauja, savivertės trūkumas atsiranda, gyvenimas nepradeda gražėti, gerėti, daugėti visko, bet pradeda viskas nykti, pradeda draugai nykti, pradeda kažkaip žmogus ne į tą pusę važiuoti. Tai Mhm. labai labai va, tokie pirmieji signalai, kad žmogus yra toksiškam santykiui. Nes žmogus dažniausiai galvoja, kad jis dėl visko kaltas. Kad ne kitas ten kažką su juo daro, bet kad jis pats dėl kažko kaltas, kad dar truputį pasistengsiu, kad dar galiu, dar kažkaip geriau, gražiau, daugiau gaminti, gal daugiau šypsotis, gal daugiau intimių dalykų. Ir, ir žmogus visai kaip stengiasi tam santykiu būti dar geresniu ir geresniu ir geresniu. Ir iš tikrųjų jisai visai nesulūžęs, su juo viskas yra gerai, tiesiog yra narcisistinis žmogus, kuris neturi empatijos. Pagrindas, tai narcisistinis žmogus neturi empatijos, jam nėra tokios duotybės. Jis ne tas, kuris rūpinasi, kai sergi, ne tas, kuris atneša arbatos, dažniausiai pabambės dar kažką, kad kaip čia pati kalta, ten dar kažką tokio. Žodžiu, jie moka labai labai daug žaidimo taisyklių ir jų pagrindinis maistas yra mūsų emocijos. Tai kuo daugiau išprovokuoti negatyvių emocijų, tuo jam yra lengviau. Tai esmė yra apvogti kitą gyvenimą, apvogti. Tai jie dažniausiai pasirenka stiprią asmenybę, kurie turi savo tarkim, verslus arba ten labai gražus. Ir toks kaip sektinas pavyzdys, ar ne? Ir Mhm. tada jie, kadangi vaikystę turėjo dažniausiai trauminę, jie nemoka patys susikurti, tai viską, ką jie kuria ant pamatų to žmogaus, kuris yra stiprus. Jie gali kopijuoti pradėti elgesį kažkokį, kopijuoti idėjas, kopijuoti darbą, labai daug dalykų kopijuoti. Tai va čia irgi toks ženklas, kad esame su narcisistiniu žmogumi. Aha, kuris tarsi kopijuoja tave, ar ne? Kažkokius, nežinau, veiksmus, Taip, idėjas, taip, ar taip, kažką. taip.
Aha, Taip, labai ir įdomus, reiškia, tas ryšys ir labai komplikuotas, aš taip suprantu, ar ne, kas, vat, nesusidūrė, bet, vat, gali iš tikrųjų netgi klausytojai ir klausytojos pasižiūrėti į savo gyvenimus, ar tikrai, nu, nesijaučiam, ar ne, tokiam ryšyje, arba bent jau neturim įtarimų tokių. taip, Mhm. taip, taip, tikrai. Turime, sveikam ryšį turime žydėti. Va, tai tada tą optimizmo truputį neškim, ar ne? Tai vat, nes tikrai tas toksiškumas, tas žodis, nu, jisai dabar labai plačiai eskaluojamas, ar ne? Tai, o kas yra tas sveikumas? Sakai žydėti, bet, nu, žinai, yra toksai momentas, aš pati, kai dirbu su moterim ir tas toksiškumas yra priprantamas ir tampa norma. Ir jinai, moteris gali sakyti, viskas pas mane gerai, aš žydžiu, nors kažkas numatosi ir kito, ar ne? Ir žmogus net pažįsta arba tampa norma, nes arba gyvena tose programuose, arba Taip, nenori matyti, yra didelis neigimas, nes už to yra skausmas, kad reikės kažką keisti. taip. Tai kas yra tas žydėjimas moterims, vyrams santykiuose? Kaip tu galėtum, bet, įvardinti, taip irgi noriu, žinai, tokiais ale kriterijais arba požymiais, kaip man pasitikrinti? Taip. Tai dar norėjau paminėti tokį dalyką, kad kaip patenkama į tai, ar ne, kaip moteris, vyrai patenka į tai, tai labai svarbu atpažinti savo programą kaip geros mergaitės arba gero berniuko programą. Mhm. Ir kol nėra atpažįstama šita programa, išeiti gan sudėtinga. Ir kai atpažįstama šitos programos, tada einama per savivertę, o ko aš esu verta. Nes galbūt mama buvo su tokiu vyru, ar tėtis buvo su tokia mama, ar ne. Ir Mhm. atrodo, vat, kaip norma, kaip minėjai, ar ne. Bet sugrįžtant į savivertę, į tai, kad aš nesu nei mama, nei močiutė, nei dar kažkas tokio, susigražinant po truputį savo savivertę, galima pradėti suprasti, o ko aš noriu ir Mhm. kaip aš noriu. Ir galima imti kitų pavyzdžius, ar ne, vat, kad kiti kitaip gyvena, ar ne, kad ir tau tai prieinama, kad ir tau tai įmanoma. Ir Mhm. kad santykis turi nešti gėrį, grožį, tai žmogus labai svarbu pamatyti tą programą, kodėl esu tokiam santykiui. Mhm. O tada jau kelias į žydėjimą. Nu, tai vat apie tą žydėjimą, tai gali truputėlį, kas tai yra tas moteriškas ar vyriškas, nežinau, santykėje, sveikam žydėjimas, kas tai yra? Sveikas santykis tai yra pagarba vienas kitam, pagarba, nemenkinimas, o kaip tik komplimentų sakymas, a, žiūrėjimas į akis, vaikščiojimas, galbūt už rankučių susikabinus, gal toks augimas, toksai, kai moteris jaučiasi laiminga. Pagrindas yra jausmas, ar ne? Vat, Mhm. jausmas, aš jaučiuosi laiminga, bet jeigu kažkas spaudžia ten krūtinėje ar kažkur, tai vadinasi, kažkas yra ne taip. Tai jau nuo to galima pradėti dirbti. Atsiremti tarsi tai, nes aš va tai girdžiu Taip, iš moterų, kad kaip ir viskas fainai, kaip ir viskas gerai, jis negeria, nemuša, žinai, taip vaikus, ten ta, bet, nu, pažiūrėjau, emociškai žmogus yra visiškai uždaras, arba ten jisai leidžia laiką telefonė, arba tu gali ten, žinai, kažkuo dalintis ar pasiguosti, o jis visiškai taip. emociškai yra, nu, kaip sakyti, neprieinamas. Tai kas čia yra? Ar čia ta laimė? Ir žmogus sako, balansas, balansas reikalingas, ar ne, kaip sakyti, nebus gi vien pliusiukai santykiuose. Tai vat man irgi visada įdomi ta linija, kada jau yra, nu, ta riba, kada jau mes kažkaip atsisakom savęs ir nurašom visą tai į tą, nežinau, balansą, ar kad turi būti ir minusų gi šeimoje, ne tik tai pliusai. Kaip tu galėtum, va šitą, man labai va įdomi tas momentas, nes žmonėm kažkaip va kiekvienas pagal savo traumą tą liniją gali, žinai, pastumdyti ir sakyti, esu laimingas, viskas fainai, nors gyvena kažkokiam prisirišime labai stipriam, ne? Ir Taip, netliepime emociniam. taip, tai yra tokie du dalykai, aš labai dažnai juos išskiriu, yra protas ir Mhm. yra kūnas. Mhm. Ir kai mes einam per emocijų paleidimą, kūnas jaučia, ar ne? Ir mes jaučiam.
Mes prieinam prie žmogaus, tarkim, ar ne, ir mes jaučiam, ar jisai gerai nusiteikęs, ar jisai blogai nusiteikęs. Mes turim tokį pojūtį, ar ne? Prie vieno žmogaus mums darosi pikta, prie kito žmogaus mums džiaugsmas kyla, ar ne? Vat mes jaučiančios būtybės. Tai vat, ir einam per jausmą, o kaip tu tam santykiui jautiesi. Ir tada per tą jausmą galima išsinarpliot, pasižiūrėti, o kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi prie to žmogaus. Mhm. Galbūt ten kažkokia programa yra, o galbūt tiesiog yra jausmas, kur sako bėg ir kuo toliau. Tai va, o protas jisai mėgsta padengti gražiais tais visais sakinukais, čiagi visiems taip sunku, čiagi tas anas. Tai čia yra protas, proto baimės. Tai mes ir tą nagrinėjom, ta prasme, ir iš proto baimės išeinam. Bet kūnas jisai visada žino viską, ką daryti, kur aš esu. Ir yra tas vidinis balsas, kuris visada sako, kad, nu, kad ir kaip ten gražu, bet ne man, tarkim, ar ne? Tai Mhm. kūnas, mūsų jausmai, jie žino daug daugiau nei mūsų protas. Tai Mhm. labai svarbu atsigręžti į savo kūną ir pasižiūrėti, ką jis sako iš tikrųjų. Mhm. Nes daugelis, aš, vat, pažiūrėjau, pati, kai dirbu su žmonėm, tai pastebiu ir ta statistika rodo, kad mes neturime ryšio su savo kūnu. Nu, ta prasme, antiek gyvename tuose keliuose čia centimetruose, nu, kad nejaučiame, ką tas kūnas sako ir protas užatakuoja, nu, visais tai šablonais gero gyvenimo arba, nu, ne savo tokio gyvenimo, ne, kaip reikia gyventi, Taip. tikti kitiems ten ir panašiai. Tai o ką daryti, kad labiau, aš turiu vat savo, ar ne, būdų, kai mindfulness vien kalba apie tą sujungimą nervų sistemos su visais savo dalim ir vidaus ir išorės. Kaip tu padedi žmonėm, va tam, kuris net neturi tų įgūdžių, praktikų, nu, pajausti tą savo kūną, kai jis niekada jo nejautė labai gerai. Kaip? Tai dažniausiai pradedam nuo to, kad žmogus pradeda jaus, kad jis sėdi, Tai- kad jis kvėpuoja. Mhm. Grįžtam į pojūčius. Grįžtam į pojūčius, į Mhm. pojūčius, į pojūčius, tol, kol pojūčiai pradeda aiškiau ir aiškiau matytis. Čia taip pat kaip mašinos mechanika, ar ne? Mes, nu, Mhm. nelabai, ta prasme, yra variklis, yra aušinimo skystis, yra langų plovikliai, ten sėdynės ir panašiai. O mes visą laiką, nu, tikrai labai dažnai žmogus gyvena prote ir Mhm. jis nesuvokia, kad yra dar ir kiti mechanizmai. Tai Taip. ta prasme, aš jaučiu, matau, kada žmogus kalba prote, kada jis yra kūne ir nukreipinėju iš proto į kūną, iš proto į kūną. Ir Mhm. po truputį jau tokiais mažais, mažais žingsneliais yra žmonių, kurie va, gerai jaučia, o man čia spaudžia, o man čia dar kažkas dar, o man rankas rakina, sako, bekalbant. Tai Taip. yra žmonės, kurie jaučia ir yra tikrai, kurie sako, protai čia truputuką, išsigavau ar ten kažkas. Tai Mhm. po truputį gražinu, gražinu, gražinu į kūną, kol žmogus pradeda jausti, kur kūnas, kur protas, kur kūnas, kur protas, kur jūslės, kaip jas atskirti, atsirinkti, susivokti. Tai Mhm. mokinamėms atpažinti savo mechanizmą. Mhm. Nes vat, Kūnas dažnai sako, man blogai, nori verkti žmogus, o protas sako, ne, tai čia gal šiaip truputuką. Bet kūnas geriau žino, dėl ko nori verkti ir dėl ko kyla tam tikri užspaudimai kūne. Jis viską žino. taip, nes dar protas, žinai, nori tų paaiškinimų visokių, ar ne, o kam čia tau verkti, gal čia geriau, nu, ta prasme, jisai vis nori Taip, tos analizės daryti, ar ne, nu, taip, ir aiškinti visus proto simptomus arba juos nuneikti, taip, ten taip. sumenkinti. Taip. Mhm. Ir dar jeigu jau matau, kad ta prasme žmogus visas protė, jau tiek įpratęs būti protė, kad labai sunku išeiti, tada mes darom regresinę hipnoterapiją, kur protas yra maksimaliai nuraminamas. Ir Mhm. tada atsiranda pojūčiai savaime, jau tiesiog natūraliai. Mhm. Pasąmonė atsidaro ir tada žmogus bet kokius klausimus realiai, bet su regresinė hipnoterapija galima bet kokius klausimus atsakyti savo. Ir ten matosi, kur kūne užspaudimai yra, tiesiog, jau protas yra tik tai tam, kad perteikti informaciją, bet žmogus dažniausiai jau netingi kalbėti, nes protas visai ten atsipalaidavimo būsenai. Mhm. Ir tada vienas greičiausių būdų yra regresinė hipnoterapija. Mhm.
Iš tikrųjų, nu, labai įdomu. Vat tiek visokių metodų, kur galima giliau pasikapstyti savyje, ar ne, ar truputėlį, kaip tu sakai, ta augimo esi vedlė, kur reikia kartais kažką atleisti, paleisti, ar ne, kad tos vietos atsirastų tam augimui ir kažkokio to džiaugsmo, prasmės būtų gyvenime, to tokios nemonotonijos, ar ne, to Taip, taip. savo autentiškumo kažkokio, ar ne, truputėlį suradimo gyvenime. Taip. Labai. Kūnas kalba tol, kol mes išgirstam. Jis Mhm. nesustoja. Va, o kas būna, jeigu, pavyzdžiui, ar yra tavo buvę atvejų, kad tas žmogus jau ateina sergantis, pavyzdžiui, fiziškai jau kažkokiam sunkiom lygom ar ne, ir taip toliau, ir tas jau kūnas jau rėkia, staugia visais balsais, ar ne, nes žmogus ignoravo ir dar atidėliojo viską, visus sprendimus, tai ar yra kažkokių tokių istorijų, kaip išsisprendžia būtent ir fizinės lygos? Taip, tikrai taip. Yra tokia knyga, tavo kūnas sako, mylėk save, Lize Burbo. Tai Taip. tokią knygą galėčiau parašyti per hipnoterapijas labai laisvai ir nesunkiai, nes kiekviena lyga, kiekvienas kūno simptomas yra kažkokia mintis mūsų protė. Mintis Tai, mūsų protė, ar ne? Vat kūno simptomas yra mintis mūsų protė. tai, taip, taip. Tai Įdomus. pavyzdžiui, per regresinę hipnoterapiją, kai einu su Mhm. žmogum, tai ateina kažkoks prisiminimas ir dažniausiai iškart kažkurioje vietoje kūno simptomas. Išsprendus šitą priežastį, simptomas dingsta, tada einam toliau, dar kažkur tai ten, pavyzdžiui, kojas sutraukė, Mhm. pradeda pilvas skaudėti. Ir tai yra skirtingos situacijos, skirtingos mintis, skirtingi suvokimai, kai žmogui signalizuoja tam tikra kūno vieta. Ir Mhm. jeigu mes gyvenam protę ir labai mažai jaučiam kūną, mes nepastebim, kada jau kūnas duoda pirmosius signalus. Ne? Mhm. Ir jis, kol problema neišspręsta, tol duoda ir duoda ir duoda tą patį signalą. Nu, pavyzdžiui, moteris gyvena su toksišku vyru, ar ne? Mhm. Kuris smurtauja prieš ją fiziškai, emociškai, ar ne? Ir moteriai, pavyzdžiui, pradeda skaudėti skrandį. Bet jinai, nu, nesupranta, ai, gal čia kažką suvalgiau, gal ten išgersiu smektos ir panašiai. Ir jinai nemato, iš kur tai ateina, nes nu, nežino, kaip tą mechanizmą suvaldyti. Po to pradeda dar labiau skaudėti, dar labiau skaudėti, dar labiau skaudėti. Tada jau ligoninės ir visi kiti dalykai, ar ne? O per hipnoterapiją, jeigu atrandama priežastis, va, gyvenu su toksišku vyru, ar ne, turiu kažką daryti. Išsprendžiamos baimės, visokie savivertės ir daug visko. Ir tada žmogui dingsta simptomai. Aš pati esu kokius 3-4 kartus susitvarkius tokius simptomus, kur jau reikėjo važiuoti priimamąjį. Mhm. Tai kadangi turėjau gerą mokytoją labai, tai aš jam būdavo paskambinus, ką daryti. Sako, taigi žinai, kad sako, bet, nu, pavyzdžiui, vieną kartą važiuoju į ligoninę, man čia sloga didžiulė, kraujas bėga, prakalbėti beveik negaliu. Skambinu savo mokytojai, sako, nu, nepriemi sprendimo. Sakau, nu, nepriimu. Sako, tai nepriimk dar savaitę, bet pasiryšk, kad dar savaitę, sako, nespręsi tos problemos. Sakau, Mhm. nu gerai, pakalbėjome tik tai trumpai, va taip, va. Aš važiuoju toliau ir galvoju, nu ką čia tas pokalbis, nieko čia nepadės man. Aš įkvepiu ir ten nieko nėra. Visiškai. Jokio simptomo. Nuvažiuoju, dar vis dėlto nuvažiavau į ligoninę, patikrina, sako, nu mergaitė labai daug dėmesio tikriausiai norėjai, sako, ten pas tave nieko nėra. Arba kažkada irgi taip stipriai pilvo pradėjo skaudėti, labai stipriai pilvas skaudėjo irgi skambinu mokytojai, nu tai sako, ko nevirškini, kokios situacijos gyvenime nevirškini. Tokios ir tokios. Ir sprendėm tą situaciją ir man dingo skausmai, nors skausmai buvo didžiuliai, jau irgi galvoju važiuosiu į ligoninę. Tai Mhm. tikrai ne vienas atvejis buvo toksai ir man, ir klientam, kurie tikrai pasveiksta, va, tiesiog va, kaip susirga akimirksniu, taip akimirksniu ir pasveiksta vien dėl to, kad atranda priežastį protę. Mhm. Bet jeigu kalbant apie tokias, nežinau, rimtas lygas kaip onkologija, ten dar visokius dalykus, ar ne, tokius Taip, darinius, kurie taip, formuojasi ne tik tai čia, žinai, savaičių bėgi, bet jau gal net metų metais, arba net kaip programiškai persiduoda, ar ne, ta, kaip taip, taip, ką mes vadinam genais, tai labai panašu, kad mąstymo būdas netgi, ar ne, nu, panašus būna kaip ten mamos prosenelės ir visa kita. Tai būtent. aha, tai kaip tu galėtum dar vat, pakomentuoti tas sunkes ligas ir kaip tai susijęs su mūsų mintimis ir mąstymu? Taip.
Taip, tai mano manimu, kad visa ta onkologija irgi yra kažkada tai prasidėjus dėl tam tikros priežasties prote. Mhm. E, Pavyzdžiui, nelabai tikiu genetiką šitoje vietoje, Mhm. nes turėjau tokį pavyzdį mokytoją, kuris sirgo dviem onkologiniam lygom. Vien todėl, kad jam gydytojai sakė, kad tavo beveik visi giminiai sirgo onkologija ir tau tai bus. Mhm. Ir jis eidavo pastoviai tikrintis, ar tikrai ten jam neprasidėjo kažkas. Ir vieną dieną jam surado dvi onkologinės ligas vienu metu. Tada jis praėjo badavimą, žaliavalgystę, vegetarizmą, nevalgymą, visišką. Žodžiu, labai daug visko praėjo ir po to pradėjo skaityti knygas apie kvantinę fiziką, apie psichoterapiją, apie e, kas įtakoja visą tai, ieškojo visokiausios informacijos. Ir kai jis surado priežastį, Mhm. būtent protę savo priežastį, jisai pasveiko nuo dviejų onkologinių lygų. Mhm. Taip, Žodžiu, tai man tai parodo, kad viskas yra mūsų protė. Pavyzdžiui, aš dabar turėjau klientę, kuri irgi serga onkologinė liga, jau kokie 4-5 metai panašiai. mhm. Ir jos paklausus, o kas tave baigė sugriaužti iš vidaus, tai pasakė mano vyras. Sakau, o tai kodėl, sakau, tu myli savo vyrą? Sako, ne, aš jo nekenčiu. Mhm. Sakau, kodėl, nes jisai sako taip ir taip ir taip su manimi elgesi. Gerai, sakau, kodėl tada nedarai sprendimą, jeigu tu matai, kad tikrai nieko nebus, kodėl nedarai sprendimą atsiskirti, išeiti. Sako, bijau finansiškai, ar ne? Mhm. Ir žmogus 4 metai su chemoterapijom ir panašiai, tai vat mes ėjom į tą priežastį, kad Mhm. vat, nes tas vėžys yra kažkas greužia iš vidaus, ar ne? Vat kaip vėžys greužia, Mhm. greužia iš vidaus, tol kol mes pamatysim, kur mes ne ten einam, ką ne taip darom. Tai kažką padarius yra didelė tikimybė, kad pati lyga pasitraukia. Mhm. Arba vos tik suvokus, užtenka kartais tik suvokti, Mhm. dėl ko tai nutiko, nes kūnas mums duoda signalus, visą laiką duoda. Renata, labai įdomi diskusija ir galėtumėm čia daug šnekėti ir įvairių temų paliesti. Tiesiog mūsų laikas baigėsi. Ką tu galėtum palinkėti tiem žmonėm, moterim, vyram, kurie mūsų klausys, kurie tave išgirs? Ką nuo savęs norėtum perduoti, kokią žinutę? Kad grįžti į kūną, į pojūčius ir dirbti su savo programom, dirbti su savimi, augti ir švitėti, eiti savo keliu, nebebandyti įtikti niekam, patikti, o atrasti save. O kai atrandama save, tada galima skleisti labai daug grožio, gėrio ir kitiems. Super, ačiū tau, mieloji. Lauksiu nuorodų, pasidalinsim prie video, kad galėtų tave žmonės surasti ir labiau save pažinti įvairiais metodais tavo ir ne padėti savo, aukti savo kelyje, pasilengvinti savo gyvenimą, ieškoti ar ne, nenusirašyti kažkur ten savo tyliai, nesiskūsti, o kažką daryti dėl savęs. Tai ačiū, kad tu esi. Ir sakau, iki pasimatymo, gal kada mes ir taip susitiksime arbatėlį. Būtinai. Ačiū, ačiū Kristina, ačiū visiems, kurie klausė. Stop.